vat buvo kažkokie tai santykiai, jie, pavyzdžiui, nutrūko ar ne, ir moteris sako, vat aš galėjau turėti jį, aš būčiau ten likus, aš būčiau galėjus turėti, arba, pavyzdžiui, aš praradau, ar ne? Ir tiek įstringa į tą vat trūkumo jausmą, į tą praradimą ir tiki tuo praradimu, kas labai gilina skausmą, bet iš tiesų suvokdami, kad mes nieko nepraradome, kas ne mūsų. Nieko. Jei nutrūksta santykiai, tai nėra nei gerai, nei blogai. Bet jei tai buvo, tai nebuvo mūsų, tiesiog. Mes nieko nepraradome. Bet labai dažnai mes prisifantazuojam, kad jeigu čia būtų tokia situacija, jeigu ten, sakykime, uošvinė nebūtų lindusi santykius, jeigu ten vaikas nebūtų gimęs ten su kokia negale, arba ten, jeigu vaikas nebūtų toks problematiškas, mūsų santuoka nebūtų išyrus. Ir taip pakabina ant tos iliuzijos, kad neleidžia tą iliuziją pajudėti iš tos vietos, nes ten jau viskas praeity, ten jau viskas, nieko nepakeisi. Protas, jisai suka tos filmus naujus ir labai dažnai įtikim tuo filmu ir gilinam savo skausmą.